Ir vėl eilinė kodinimo sesija. Šiandien parodysiu, dar nesu paruošęs MVP versiją, šiandien parodysiu, ką jau turiu padaręs. Ką turiu sukodinęs, o turiu sukodinęs kelis puslapius. Dar reikia kokius 7 puslapius sukodinti ir MVP versija bus ready to be deployed. Ir visą tą turiu padaryti iki prasidės Eurolygos sezonas. Šiandien yra rugsėjo 16, Eurolygos sezonas prasideda spalio 3, 4, jeigu neklystu, tai kiek čia savaičių? Norėsiu turėti jau paruošęs prisijungimus, kad žmonės galėtų ateiti mano puslapį prisijungti ir kai kurios įrankius pasiekti tik tai prisijungę. Jeigu neprisijungiai, pasiekti įrankį negalės. O dar vėliau norėsiu, o ką aš dar vėliau norėsiu? Dar norėsiu vėliau iš vis susikurti subscriptions, kad žmonės galėtų nusipirkti subscriptioną, tarkim, po kokį eurą sumokėti per mėnesį ar po 2 ir gauti prieimą prie dar kažkokių labiau advanced toolsų, kuriuos sukursiu ateityje. Tai tokia idėja. Tai dėl to man reikėjo susikurti prisijungimą savo website. Ir aš jau jį turiu, kas yra gerai. Tai skelbsiu kodo sesijos pradžią, bet prieš tai žinoma, kaipgi. Dabar ėjau į darbą ir čia kartu su manim dirba, dar įmonė ar kelios įmonės. Ir jie jau išvažiuoja namo, 3:30 jie jau išvažiuoja namo, o aš tik tai atvažiuoju dirbti. Pavyksta bildinti neblogai, jau turiu kelis puslapėlius ir dabar čiupau naują puslapėlį, bandau jį sukodinti, jame bus keli query, kurie turės raninti, tik kiekvienam tam query greičiausiai reikės po API endpointą sukurti. Žodžiu, buvau pastrigęs, query buvau netai parašęs kontroleryje ir dabar jį gerai, koks skirtumas. Tai sneak peekas, kaip atrodys mano puslapis, jis atrodys daug maž tai. Anksčiau aš savo puslapyje labai prastai reklamuodavau, ką tu čia gali atėjęs padaryti su šito puslapiu, kuom jisai naudingas, kokias problemas sprendžia. Tai va, ir I simplify fantasy basketball and stats analysis. Aišku, iš tokio pasakymo, ką šitas puslapis daro, tikiuosi, kad aišku. Ir čia toliau gali sakyti, ką jis čia daro. Jisai pateikia fantasy toolsus, fantasy žaidėjam, krepšinio statistikos toolsus, statistinės istorijas ir, tarkim, aš noriu paanalizuoti fantasy toolsus, štai fantasy toolsai, tarkim, fantasy value pikai, Eurolyga. Bet šitas yra pats populiariausias įrankis Give Me Stats puslapyje. Taip pat gali, pavyzdžiui, ieškoti, gerai, Antetokounmpo nėra, Grigonis. Čia dabar numes man antroji mano seną puslapį, į seną puslapį. Ir tai yra ne šiaip savo searchas, o instant searchas. Tu taipini ir tau iškart suggestin. Jau mėnesį laiko bildinu šitą migraciją ant naujo teksteko. Beje, priminsiu, aš esu Arūnas, junior developeris, bildinu krepšinio statsų puslapį. Mano tekstekas yra PHP Laravel, MySQL, Vue.js, TypeScript, Tailwind, turbūt viskas. Taip pat man kars nuo karto jūs parašo, tai ačiū labai, visokiausi patarimai iš jūsų gauti, labai dėkingas esu. O dabar varau trumpai su reikalais, bet dar šiandien tikiuosi grįšiu ir toliau tęsiu kodo sesiją. Labai noriu toliau kodinti. Dar labai trumpai, kol neišlėkau, kai grįšiu, bandysiu bildinti Vue komponentą, Vue.js komponentą, tikiuosi Vue.js komponentą, lentelę. Noriu susibildinti komponentą vieną, kurį galėčiau po to naudoti visuose puslapiuose. Ir pagal mano reikalavimus man labai įdomu. Gal jūs galėsit patarti, ar aš galėsiu susibildinti vieną komponentą, ar man reikės kelių komponentų. Tuoj, kai grįšiu, galėsiu papasakoti reikalavimus, kokia ta lentelė turės būti. Šiandien neeilinė diena, to pačiu ir neeilinė. Dabar yra 9:30, 11 val. Prasidėjo LKF renginys ir išsirinksim naują Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą. O aš varau pakodinti. Vakar galvau dar nuvarysiu pakodinti, bet nebenuvariau, varau šiandien. Kodo sesijukė. Mėgstamiausias dienos metas, kai gali nuvaryti padaryti kodo sesijukė. Sveikutis, kaip miegojai. Turiu 3 lenteles, 3 rūšių lenteles ir jom noriu sukurti komponentus. Pirma lentelė tiesiog, headeris tiesiog paprastas headeris, čia kažkokie duomenys. Antra lentelė jau biškai kitoks headeris ir sortinimo mygtukai. Va čia va gali paklikinti ir sortint. Ir dar viena lentelė turi 2 headerius. Va čia va headeris 1 ir va čia va headeris 2. Antrą headerį gali sortinti, o pirmas headeris tai toks tiesiog paaiškinimas. Va čia pavyzdžiui.
statistika full season ir paskutinių 3 varžybų. Čia irgi full season, paskutinių 3 varžybų. Ir kaip čia man dabar tą komponentą kurt, ar komponentus, pabandys dabar ir išsiaiškinti. Kaip ir gavosi sukurtą komponentą, kaip ir biški nesigavo, nesudėtingas dalykas, neturėtų būti labai sudėtingas, paliksiu ateičiai, nes čia matau biški didesnio skaupo darbas, negu tikėjausi. Pavyzdžiui, va šitas stulpelis, jisai susideda iš 2 rezultatų, tarkim, čia vienas stulpelis ir čia kitas stulpelis iš duombazės. O W raidę arba lost raidę iš viso sugeneruoju apsirašęs logiką PHP. Tai čia reikia kažkaip, nežinau, čia biškai komplikuotai, kai dabar kuriu komponentą, nes komponentai būna kuriu kiekvienam stulpeliui vienas įrašas iš duombazės, o tai čia yra vienas stulpelis. Jo, tai kodo sesija baigėsi, važiuoju tvarkyti reikalų. Ir ačiū, kad pažiūrėjai. Jeigu tu irgi kažką bildini, jeigu tu irgi kažką bildini, pasidalink. Visi pasižiūrėsim, įvertinsim. Iki kito karto.